Sveiki, pristatau Jums dar vieną modulį, tai yra Verskis LT. Įmonės, kurios naudojasi šią sistemą, būtent ir bus aktualus šis video. Keliaujame į modulių sąrašą, susirandame Verskis LT modulį ir jį įdiegiame. Jį įdiegus galėsite modifikuoti, tai susijęti nustatymus. Jums bus reikalingi tokie duomenys kaip puslapio nuoroda, API raktas, tai šią informaciją gausite savo Verskis LT paskyroje. Suvedus duomenis, spaudžiame tikrinti raktą ir jeigu duomenys teisingi, sąsaja jau atlikta, tai jūs galėsite susivesti nustatymus. Atsiranda tokie laukai kaip kokia bus naudojama serija, vienetai, bankas, tai visą šią informaciją jums reikėtų pasirinkti. Jeigu kažkokių duomenų nesate susikūrę, tai reikės padaryti jau veiklos nustatymus. Taip pat priskirti veiklą sugeneruotai sąskaitai, ar naudoti PVM ar ne. Jeigu norėsite naudoti PVM, tai reikės pridėti PVM tipus atitinkamai ir čia, bei juos susijęti. Tada galite susiųsti klientams sugeneruotas sąskaitas automatiškai iš mūsų sistemos, reikės pasirinkti šabloną, kurį norėsite taikyti. Taip pat galite pasirinkti, kad apmokėti iki data nebūtų rodoma sąskaitos šablonė. Jeigu norite atlikti automatinį eksportą, tai galite pasirinkti sekančio eksporto datą. Pavyzdžiui, pasirenkame gruodžio mėnesį 31 dieną, pasirenkame dažnumą, pasirenkame periodiškumą ir matysite žemiau sekančio eksporto datą, koks tai bus periodas įtrauktas į eksportą. Atnaujinkite nustatymus ir galėsite importuoti būtent Verskis LT sąskaitas. Gero naudojimo.